Sveiki, mano rankose naujausias Oriflame katalogas ir jame tikrai šį kartą didelis dėmesys yra skiriamas aromatams, nes aromatai tai labai stipriai yra susiję su mūsų emocijomis ir jausmais. Ir pasitikdamos vasarą, mes iš tiesų norime naujų tokių potyrių, naujų išsiskleidžiančių jausmų. Ir yra keletas kategorijų, kurias išskyrė parfumeriai, nes mūsų kompanija bendradarbiauja su 6 geriausiais parfumerijos namais, pasauliniais parfumerijos namais, ir mums kuria aromatus parfumerijos meistrai, vyresnieji parfumeriai ir parfumeriai. O apskritai parfumerių pasaulyje, gerų parfumerių pasaulyje yra tiek pat, kiek ir astronautų. Ir ne kiekvienas gali būti parfumeriu, tai dažniausiai būna iš kartos į kartą perduodama, tai yra iš tikrųjų ilgas procesas, kad tapti gerų parfumerių, o tuo labiau parfumerijos meistrų. Ir ką mes šiandien turime? Mes turime kataloge išskirtą keletą kategorijų, kad būtų lengviau orientuotis aromatų pasaulyje. Tai yra viena iš kategorijų džiaugsmas ir energija, ir neturiu aš jums gyvai parodyti, kaip atrodo buteliukas. Tai yra Infinita aromatas, tualetinis kvapusis vanduo. Dar kartą priminsiu, jeigu esate žiūrėję prieš tai mano įrašus, tai yra kvapusis vanduo, tualetinis vanduo, reiškia pirmoji koncentracija tarsi būtų mistas, purškaliukas arba odekolonas, tai yra mažiausia aromato koncentracija. Tada yra tualetinis vanduo, tai vėlgi yra šiek tiek didesnė koncentracija. Tada yra parfumuotas vanduo, eau de parfum, arba kvapusis vanduo, lietuviškai mes verčiam kvapusis vanduo. Tai yra, žmonės dažnai maišo, galvoja, kad tualetinis vanduo yra stipriau negu kvapusis vanduo. Ne. Kvapusis vanduo jau pagal skalę kyla į aukštesnį lygį. Ir aišku, pats stipriausias tai yra parfum, tai yra kvepalai. Ir jeigu žiūrėt pas mūsų Oriflame pasiūloje yra labai daug parfumuotų, tai yra kvapiųjų vandenų, eau de parfum. Ir koncentracija ir išsilaikymas yra puikus. Jeigu mes kalbame apie džiaugsmo ir energijos kategoriją, tai aš jums parekomenduoti noriu dar aromatą Miss Floral. Žinau, kad jūs pamatytumėt, gal va taip. Miss Floral aromatas, nesenai jisai pasirodęs, naujas aromatas. Ir dirbtinio intelekto sukurtas aromatas, kartu, aišku, su parfumeriais bendras projektas, bet dirbtinis intelektas parinko formulę, tai yra Scope, žalesis, nes jie yra 3 tokie sukurti, tai va žalesis irgi tai kategorijai džiaugsmas ir energija. Kaip mes aromatus renkamės, tai dažniausiai tai yra iš pasąmonės, susiję su mums kažkokiais įvykiais, kurie užsirašo giliai pasąmoniai, ir po to per sekundės, milisekundės dalį mes, identifikuodami kvapus, žinome, kad ar tai mums patinka ar nepatinka, nes tai turi kažkokią tai sąsają, mūsų pasąmoniniuose procesuose. Ir mes galime atrasti naujas neuronų jungtis, tai reiškia pasąmonę sukurti naujas jungtis. Kaip tą padaryti? Tarkim, yra kategorija jausmai ir paslaptis. Ir šioje kategorijoje mes turime aromatą Whispers of Me. Tai yra toks irgi vienas iš naujesnių aromatų. Tada yra aromatai, to aš čia turiu pasižiūrėti, kokie čia dar yra aromatai, kažką aš esu pasidėjus, bet ne visus. Tai yra Amber Elixir, tai yra Mystery ir Amber Elixir tiesiog paprastas, rudoje pakuotėje. Tada iš šitos kategorijos jausmai ir paslaptis yra Love Potion aromatas, Love Potion. Ir šitoj kategorijoje yra dar vienas Love Potion aromatas, iš dirbtinio intelekto Scope sukurtas rausvasis aromatas. Ir iš jausmų ir paslapčių turbūt yra tiek. Ir jausmingų kvepalų paslaptis slypi jų gebėjime atskleisti artumo ir šilumos sluoksnius laikui bėgant, paliekant ilgalaikį intrigos įspūdį. Ir jeigu jums šiek tiek norisi labiau jausmingumo, labiau tokio kažkokios paslapties, vidinės, tokios kažkokios tai paslaptingumo skraistės savo suteikti, tai artėja atostogų metas.
Išsirinkite aromatą, kuris ne iš kategorijos, kurią esate įpratę, kažkokį naują aromatą ir paeksperimentuokite. O eksperimentas būtų toks. Išsirinkote naująjį aromatą, tarkim, pasimsit Wispas of Me, bele kokį galite pasirinkti, bet kurį. Bet tarkim, pasirinksit Wispas of Me, jo niekada nebuvot bandžiusi, niekada nebuvote kvepinusi jo šituo aromatu ir pasipurkškit ir, reiškia, atostogų metu tik šituo aromatu. Turėkit tada, kai geros emocijos, kai smagu, kai gerai leidžiat laiką, kai esat atsipalaidavus, kai esat pailsėjus. Ir grįžusi šitą buteliuką pastatykit ant lentynėlės. Prie jo grįžkite tada, kai prasidės rudeninės darganos, kai prasidės nemalonus pilkas mūsų cepelininis dangus, grįžkit vėl prie to aromato ir pastebėkite, kaip jūs reaguojate į šitą aromatą. Kalbu apie šitą, bet galite bet kurį pasirinkti. Nes mokslininkai rodo, kad malonius įvykius mes pririšame ir nemalonius lygiai taip pat. Pririšame prie kvapo, prie aromato ir kai mes turime kažkokią netokią gerą dieną, netokią gerą nuotaiką, mes galime savo neuronams duoti impulsą, kad suaktyvinti tas neuronų jungtis, kurios išskleis mums geresnę nuotaiką. Taigi padarykit tokį eksperimentą, o mes dabar keliaujam toliau, kokia yra kita aromatų kategorija ir jūs galite tokiu būdu įgyti naujas savybės, sustiprinti esamas savybės arba tiesiog atrasti to, ko dar nesate bandžiusios ar bandę. Taigi, drąsa ir pasitikėjimas savimi. Ir šitoj kategorijai mes turime naujausią mūsų aromatą, tai yra Love Potion Cherry on Top. Šis aromatas visiškai čia prieš keletą mėnesių pasirodė, tai šitas priklauso. Poses priklauso tiek šitas, tiek su juodu įpakavimu Absolut, tai reiškia yra irgi priklauso tai kategorijai drąsa ir pasitikėjimas savimi. Taip pat priklauso All or Nothing, tiek Amplified šitas, tiek juodam tokiam įpakavime, irgi All or Nothing. Tai yra iš kategorijos drąsa ir pasitikėjimas savimi. Išbandykite, jeigu jums trūksta drąsos pasitikėjimo, jūs galite pasimti, arba būna tokių dienų, žinot, kada mes galime žaisti su aromatais, kada mes galime kokį dar dalyką padaryti, mes galime tarsi šiandien atsikėliau, prastai jaučiuosi, nes visi šitie aromatai yra iš mano asmeninio naudojimo. Atsikėliau šiandien ir aš jaučiuosi, kad aš noriu kažkokios kitokios emocijos. Jaučiuosi gal nelabai, sakykime, džiaugsminga, o man norisi džiaugsmo. Tai aš išsitraukiu aromatą iš džiaugsmo kategorijos, vienokį ar kitokį, ir aš tiesiog pasipurškiu. Jeigu man trūksta, reikia šiandien kažkokius, tarkim, turiu daryti kažkokius svarbius susitikimus, svarbius projektus, man reikia drąsos ir pasitikėjimo, sustiprinti šitas emocijas, tai reiškia, aš vėlgi pasirenku galbūt iš tos kategorijos kažkokį tai aromatą. Ką dar aš darau? Ir tą darau senai, o dabar randu, ką žmonės jau, ir kiti tą atradė, ir kiti tą daro, moteris dalinasi. Tai aš jau turbūt kokią 15 metų, kuriu tarsi iš to, kas yra, kuriu ir eksperimentuoju su aromatais. Kaip aš darau? Tarkim, man reikia džiaugsmo šiandien ir man reikia jausmingumo. Aš pasiemu aromatą iš džiaugsmo kategorijos ir pasiemu aromatą, tarkim, iš jausmingumo. Papurškiu šiek tiek šituo, papurškiu šiek tiek šituo ir aš išgaunu savo unikalų aromatą, savo unikalų kvapą, kuris nie su niekuo nebus panašus. Ir tokiu būdu aš galiu prašauti, galiu nepataikyti ir gali pjautis natos, nes čia yra mokslas, čia yra neuro irgi mokslas pagristas, kaip mes jausimės. Bet vienas dalykas, galiu prašauti, bet aš kitą kartą paimsiu kitą derinį, tas, kuris man patinka. Bet prašovimas gali būti vieną kartą. Šiandien mano tokia nuotaika ir aš tarsi prašoviau. Bet nebūtinai kitą dieną tas prašovimas bus netinkamas pasirinkimas. Gali būti labai geras derinys ir labai geras pasirinkimas. Taigi, nebijokit eksperimentuoti, nebijokit būti pačios kūrėjos savo ir pasinaudokit geriausiais sprendimais, kuriuos mums duoda kūrėjai, aromatų kūrėjai ir atraskime kažką naujo. Toliau yra kita kategorija, svajonės ir romantika. Tikrai labai nustebau, kad šitoje kategorijoje turiu tik tai vieną aromatą ir
Ir iš tiesų galiu atsakyti, kodėl. Todėl, kad greičiausiai prisimenu, kad yra pats šitai kategorijai labiausiai aromatas dedikuojamas, tai yra Elvi. Ir aš tikrai prisimenu, nes šitas yra senas jau aromatas mūsų kompanijai. Ir aš prisimenu tada, kad aš labai daug turėjau svajonių, kada dar tik viskas buvo kūrimosi etape, pradžioje gyvenimo. Tai tikrai šitas aromatas buvo vienas iš mylimiausių Elvi. Ir visi Volar mano buvo vieni iš mylimiausių aromatai. Tai dabar tik vienas liko, tai man irgi yra impulsas ir jum gali būti impulsas, kad galbūt per mažai jau svajoju, reiškia galiu sustiprinti ir aromatų pagalba padėti savo sukurti naujus neuronų ryšius ir naujas emocijas atrasti savyje arba jas prikelti naujam gyvenimui. Dar viena kategorija yra elegancija ir rafinuotumas. Ir čia visai nenustebau, nes turiu nemažai šitos kategorijos aromatų, tai yra Giordani Gold Essenza ir tai yra mūsų, reiškia Lietuvoje labiausiai perkamas aromatas, labiausiai mylimas klientų, taip pat tai yra parfumerijos atstovo parfumerio Fabrice Pellegrin sukurtas aromatas, taip pat yra parfumerijos meistrės sukurtas aromatas, tai yra Natalie Lorson, meistrė parfumerė, jinai irgi yra sukūrusi Essenza Supreme ir irgi labai toks elegancija, rafinuotumas, yra prabangus aromatas. Šie buteliukai yra padengti 24 karatų auksu padengti kamšteliai. Tai yra, taip pat yra Miss Giordani aromatas, irgi yra iš elegancijos ir rafinuotumo. Na ir turime taip pat aromatą, kuris yra afrodiziakas ir šiame kataloge čia visi šitie aromatai yra ir šitas irgi yra afrodiziakas aromatas, tai yra magnetista, irgi yra įrodyta mokslininkų, kad papurškus šiuo aromatu nori ir nenori priešinga lytis reaguoja pagal kvapą ir reaguoja į moterį, kuri yra pasikvepinusi šiuo aromatu. Tai yra kvepalai. Ir turime dvi naujienas aromatų pasaulyje, papildytas dvi naujienas, tai yra Drama Queen irisinis aromatas, jie tokiam violetiniam buteliuke ir ryškiai rožinėme. Tai čia yra šičia atsidaro marmeladas, tada širdies nata yra marmeladas, pačiulis ir bazinė nata vilkdalgis. Tai yra toks aromatas intriguojantis, ir pavadinimas Drama Queen. Daugiau yra orientuotas į jaunimą, į jaunas merginas, bet nebūtinai, nes mes tikrai moteris bet kuriame amžiuje galime jaustis ir paaugliškos, ir emocionuoti. Tiesiog visada galvokime apie tai, patinka man aromatas, noriu aš tų emocijų tokių, noriu aš to kvapo, noriu aš tų patirčių. Ir tada pirmin nieko negalvodami, kokiai kategorijai yra skirta. Na ir šitas aromatas Sweet Heart Rose, tai yra lyčiai, reiškia pirmota tokia viršutinė nata, širdies nata yra rožių vanduo ir tada švarus muskusas jau išeina kaip bazinė nata. Tai pabandykite, išbandykite, tikrai yra šį kartą, jeigu perkant 2 buteliukus, jie gaunasi po turbūt 14 eurų, jeigu gerai prisimenu, 13,99 vienas buteliukas. Tikrai išbandykite, tai yra tualetiniai vandenys, jau yra jų koncentracija žymiai mažesnė. Tai mes aromatus apžvelgėme, bet šitam katalogė turime tikrai nemažai, į ką galime atkreipti dėmesį ir dabar žiūriu nuo ko pradėti. Tai galbūt pradėkim nuo naujienų, tai yra Oriflame naujas laikrodis ir jis yra toks stilingas, dailus laikrodis, gražiam supakavime, gražioj dėžutėj, jį galite irgi gauti už patrauklią kainą. Taip pat yra naujiena, mūsų tikrai mylimi klientų vertinami jau visus 56-57 metus. Tai yra natūralaus, reiškia, kvapo atidi priežiūra. Tai yra pasiflorų ir žaliųjų obuolių. Tai yra toks rinkinys, tokia dėžutė, tikrai puikiai dovana bet kam, nes šitie gaminiai tinka tiek išsausėjusiom lūpom, tiek išsausėjusiom, kada būna čia akių srityva, būna ašaros bėga, net paraudė.
pučiam nosis, sloga irgi paraudę galima ištepti, išsausėjusiam alkūnėm, kada pleišėje trukinėjo odelė apie nagus, irgi mes galime patepti. Visur, kur yra išsausėję, tikrai puikiai tinkamas gaminys, 99,9 yra natūralus produktas. Taip, jeigu mes toliau žvelgiame į naujienas, tai šį kartą pradėsiu taip netradiciškai tarsi nuo apačios. Tai ką kalbu, tai yra apie kojas kalbu, kojų priežiūrą. Ir yra naujiena šiame kataloge, tai yra pėdų kaukė, pėdoms skirta. Ir tai yra tikrai su specialiu technologinė barjerų, Pro Barrier Response technologija, kuri rūpinasi odos drėgme, odos, apsauginė tą drėgmės sluoksnių, kad būtų. Taip pat yra klinikiniai įrodymai ir matote, yra pliusiukas, medicininis pliusiukas, tai yra turi gydomąjį poveikį. Ir šičia įeina 25% glicerino ir glicerinas labai stipriai, labai gerai drėkina odą. Ir su šita kaukė patepę jūs turėsite tikrai efektyvų, labai gerą drėkinimą, bet patepti reikia ir eiti, miegoti, uždėjus tokias kojinaitės. Tuoj parodysiu. Kojinaitės yra ypatingai geros ir ta kaukė yra nuostabi. Žiūrėkit, jos yra sunkios tos kojinaitės, dvi. Viduje yra silikonas. Jeigu aš išversiu, visa kojinaitė, jinai yra iš savęs sunki, jinai yra paruošta su silikonu. Tai reiškia, užtepam, ar tai būtų kremas, kremo gausiau, ar tai uždedame kaukę. Tai reiškia, pirmą švariai nuplaunam kojas, tada užtepam kaukę ar kremą ar serumą, parodysiu, dar yra praturtinta kolekcija. Tai ir tada šitą kojinaitę uždedam ir laikom, kol įsigers. Geriausiai vaikščioti su jom nereikia. Tik sėdėti arba gulėti. Reiškia, mes, sakykime, per naktį ar ten kelias valandas palaikom, tada nuimam, kremą įmasažuojam į kojas, kas liko, jeigu liko perteklius, o šitą švariai iš tos pusės nuplauname ir padėję, ne taip, kad kabėtų, o tiesiog padėję vertikaliai išdžioviname. Tai tikrai puikios kojinaitės, puikus efektas, pasiruoškim vasaros sezonui, basučių, sandalų sezonui. Tai yra, reiškia, kaukė, ekspertų patikrinta, tai yra labai mylima ir klinikiniai tyrimai yra atlikti, kad tikrai duoda puikų efektą. Taip pat yra kremas, irgi medicininis ženkliukas, pliusiukas yra, ir tai yra su šlapalu. 10% yra šlapalu, irgi klinikinis įrodymas, reiškia, klinikiniai tyrimai yra, kad duoda puikų rezultatą po 3 dienų. Reiškia, 3 dienas jūs panaudoja, savaitę panaudoja, jau matysite visur, kur yra įtrūkimai, netgi iki žaizdų, iki kraujo įtrūkimai, tikrai galima susitvarkyti, tepant 2 kartus per dieną šiuo kremu. Ir dar vienas šitos kolekcijos yra serumas, pėdų serumas, ir jis yra jau skirtas konkrečiai, jame yra salicilo rūgštis ir yra konkrečiai toks galiukas, tose vietose, kur stiprus raginis sluoksnis sukietėja kaip mazoliai, kaip nutrinimai, kaip nuospaudos tokie, tai patepti ir po jau pirmos dienos jau pajusit, bet per savaitę laiko tikrai išnaikins, suminkštins ir, galėsit lengvai nuimti susidariusi tą negyvą, tokį apsunkintą sluoksnį. Šitas kremas, kur turim, tai jisai rūpinasi ir mūsų ne tik pėdų, bet ir kojų nagais. Taip, tai tiek naujienų iš kojų priežiūros. Gerai, jeigu dabar kalbėti apie naujienas, kurių dar nebuvome apžvelgę, tai yra veganiška formulė, tai yra bronzantas, nuostabus bronzantas su drėkinamuoju efektu ir jo galima dėti tiek ant veido, tiek ant kūno. Yra tokia, taip atrodo, ir jeigu mes patepam, mes galime išgauti norimą atspalvį, norimą rudumą.
Jisai puikiai, jeigu man trūksta, aš galiu dar tepti. Tai ir drėkina, ir švytėjimą turi, ir tikrai suteikia tokį gražų bronzanto švytėjimą. Taip pat galime naudoti yra dvi su tokiu presuotos pudros švytėjimui ir nuostabus šepetėlis. Jo forma yra neįprasta, švelnumas nepaprastas, tikrai nuostabus švelnumas ir yra išlenkimas, kur labai patogu. Jeigu mes darysim ar šitai paeisim, ar mes darysim kažką, tai sakykim kūnui, jis labai lengvai visur formuojasi ir lengvai. Tai tinka tiek veidui, tiek kūnui ir yra 2 atspalviai, galima pasirinkti, turi labai saulei puikų švytėjimą, tai yra šviesesnis atspalvis ir tamsesnis. Tai tokios atnaujinimai mūsų, makiažo. Dar yra Vaunt tokie labiau paaugliam arba šiaip kas nenori ryškaus atspalvio. Vaunt kolekcija yra tokia transformacinė, transformuojanti kolekcija. Tai yra tokia smart, turbūt taip reiktų įvardinti. Tai yra Vaunt pieštukas ir jisai kaip lūpdažiukas su tokiais neryškiom spalvom. Neryškus atspalvis vos. Labai gerai drėkina, dėžutėj įdėta ir labai gerai suteikia tokį lengvą, čia taukmedžio sviestas yra ir jisai duoda ir pamaitinimą, padrėkinimą ir vos atspalvį. Kaip tušinuką paspaudžiam iš apačios ir tada išlenda, tokiu, nereikia daug spausti, šiek tiek išlindo. Nes po to atgal jau sunkiau nebesuspausime. Tai tiek, kiek reikia, panaudojam ir viskas. Tai yra iš tiesų tokia atnaujinta technologija. Taip pat, jeigu žiūrėti, tai čia irgi labai gražiai dėžutėse ir tiek šitas yra supakavimas, gali puikiai būti dovana, gražioji dėžutė, veganiškos formulės. Taip pat šiame kataloge iš makiažo labai rekomenduoju pasimti lūpų pieštukus. Puiki kaina, išsukami, pirmyn atgal sukasi, yra 7 atspalviai. Puikiai, labai minkšti, labai lengvai pasitepa. Taip pat šiame kataloge tikrai labai rekomenduoju, nes vis tik artėja vasara, jos mes nesulaukim, bet artėja vasara, tai pasiimti šitą makiažo pagrindą, kuris yra tikrai kaip šilkas, labai lengvytė formulė. 2-3 lašai ir galite turėti tobulą šilkinį padengimą, atspalvių irgi yra pasirinkti. Jeigu mes kalbame apie veido priežiūrą, tai veido priežiūrai must have, tikrai turite šiame kataloge pasimti veido odos purškiklį, tai yra su prebiotikais ir galime purkšti tiek ant makiažo, tiek prieš, tai yra drėkiklis su hialurono rūgštim ir prebiotikai, kad oda būtų lygi, skaisti, be jokių spogelių ir padrėkinta, drėgmė. Taip pat šiame kataloge veido priežiūrai yra vitamino C kapsulės. Jas labai rekomenduoju naudoti ant švariai nuplauto veido, užtepti nulaužus galvutę, užtepti saugoti akių zoną, užtepti visą veidą, kaklą, tą daryti tik vakare, kadangi jau mes neturim dar aktyvios saulės, bet vis tiek jau yra vasara, daryti tik vakare ir toliau užtepus tą kapsulytę mes jau tepam visą kitą veido odos priežiūrą. Bet ryte būtinai turime naudoti apsauginius filtrus, tai yra SPF 50 Novage kolekcijos, jisai dabar yra praktiškai už pusę kainos ir labai rekomenduoju kiekvienai moteriai turėti SPF šitą 50 kremuką veidui, nes įprastinę rutiną, jeigu jūs pasidarėt, ant viršaus galite užtepti SPF 50. Jeigu yra su SPF 30, irgi labiausiai linkusiom zonom, tai tarkim kakta, ar ten nosis, ar skruostai yra linkę į pigmentaciją, patepkite, apsaugokit savo veido odą. Yra dar vienas irgi jau universalus SPF 50, taip pat saulės multi protekcija, multi apsauga, tai yra irgi kremas iš naujos OPT serijos, irgi galite jį pasimti.
Kas dar yra aktualu šiame kataloge? Už pusę kainos tik 5 eurai yra micelinis vanduo. Niekada nerekomenduoju tų gaminių, kurių nesu išbandžiusi. Išbandžiau, tikrai nei akis bijo, nei veidas bijo, galima nuimti akių makiažą su šituo miceliniu vandeniu. Taip pat šiame kataloge galite pasiimti, paskutinį kartą kataloge yra dabar atnaujinta OPT serija, o prieš tai buvo Optimals linija, tai yra nuo pigmentacijos, kas turite pigmentinių dėmių, tai yra ir serumas, ir dieninis, ir naktinis, ir paakių kremas, yra visa kolekcija, tikrai už patrauklę kainą. Tai pasimkite, kol dar galite pasimti su gera nuolaida. Iš Optimals taip pat yra, kas turite inkštirų, negražią odą, yra tokia, negražią, nelygę, spuoguota tokia oda, tai yra juodojo molio kaukė ir jinai ją nebūtinai ant viso veido tepti, galite tepti tik tose vietose, kaukė, kur yra, sakykime, inkštirai apie nosį, galbūt T-zonui, tai patepat ir ant švariai nuplauto veido patepat, palaukit 10, 15, 20 minučių, nuplaunat ir įprastinė veido odos priežiūra. Ir šiame kataloge labai rekomenduoju, kas dar nebandėte, jaunai odai, tai yra iki 32 metų odai, patirti malonumą veido odos priežiūros metu. Ką tai reiškia? Tai reiškia naudoti Velosofy liniją, kuri yra praturtinta eteriniais aliejais, kuri yra ir veido odos priežiūra vyksta ir tuo pačiu gauname impulsus į savo smegenis ir gauname atsipalaidavimą. Tai yra su nuolaida veido eleksyras skirtas nakčiai. Jisai turi tokį atpalaidavimo ir perkrauna mūsų smegenis, kad puikiai miegotumėm. Taip pat yra prausiklis, raminamasis, reiškia nuramina odą, nuramina mūsų protą, kad mes galėtumėm iš tikrųjų turėti gerą tokį emocinį efektą. Ir yra putlinamasis kremas, jis yra puikiai su dozatorium, tokia švelni tekstūra, labai maloniai išsitepa, labai toks švelnus, malonus aromatas, tai yra praturtintas su ašvaganda ir su kininė citrinvite. Turbūt taip teisingai sakau, nes yra angliškas pavadinimas šisandros uogos, tai yra iš tiesų putlina, drėkina ir duoda gerą efektą mūsų odai. O perkant šitą kremą su šito yra specialus holistinis pasiūlymas, nors jisai gaunasi tik 17 eurų. Ir guaša akmenuką mes žinom, kad ir taip galime, ir taip naudoti, ir ten taip naudoti. Tikrai yra puiki ir jis yra pagamintas iš serpentino. Serpentinas yra be galo puikus akmuo. Kad jūsų priežiūros priemonės greitai nesibaigtų ir išnaudotumėt iki paskutinio lašelio, tai naudokite, yra dabar nuolaida šitame kataloge, mentelę, būtinai pasimkite, nes labai patogu. Tarkim, jūs norite užsidėti kremą, kur dar šiame kataloge yra geras pasiūlymas, prabangi linija su vilkdalgio ekstraktais, karališkais vilkdalgio ekstraktais, ametistų, ir praturtinta žirnių ekstraktų, tai yra duoda drėkinimą odai, duoda stangrumą, duoda elastingumą odai ir yra rekomenduojama jau brandesniai odai. Tai yra dieninis kremas, tai yra naktinis ir yra paakių. Tai dabar kaip naudoti, turime mentelę, kuri yra, tai mes galime peiti buteliukę iš visur, visus kraštus pasiekti, saugu, higieniška, švaru, liko perteklius, nubraukiam vėl ir uždedam. O šiaip tai dedam tiesiai ant rankos ar tiesiai ant veido, nuplovėm ir vėl turime švarę mentelę naudojimui, o ne pirštus kišame į kremą. Ir šiame kataloge yra puikus toks įrankis paakių odai, tai yra metalinis iš nerūdijančio plieno, kada patepam kremu, mes galime padaryti ir vėsina, paburkimus, patinimus naikina, labai malonus jausmas, tiesiog pravest, švelniai padarant tą tokį, suaktyvinant mikrocirkuliaciją. Na ir šitam kataloge būtinai atkreipkite dėmesį į plaukų priežiūros linijas.
Tai yra dabar pats metas, tinkamas metas yra pasirūpinti savo plaukais, tai yra plauti plaukus su vitaminais, ypač B vitaminų praturtintais šampūnas iš Dolodži linijos, tai yra nuo plaukų slinkimo, nes pavasarį tikrai dažnai plaukai slenka, kad juos sustiprinti paruošti vasarai, naudokit šitą šampūną, tada būtinai naudokite vėlgi keli lašeliai, 4 lašeliai pakanka ir įtrinti tiek ryte, tiek vakare į galvos odą. Trinti ne taip, kad trinam, o stipriai taip, kad judėtų mūsų skalpas, kad būtų mikrocirkuliacija ir masažas odai. Ir plaukus išplovę galime ant sausų, galime ant drėgnų, yra 10 viename purškiklis iš Dolodži. Tai yra plaukų puoselėtojas, gražintojas ir drėkina, ir maitina, ir atskiria plaukus ir tiesiog puikiai pasirūpina 10 viename, toks kaip CC kremas, galim sakyti, taip yra plaukų. Irgi patepam, paskirstėm taip ir dedame per plaukus. Nuo plauko vidurio, ne nuo šaknų, nuo plauko vidurio. Nes kai mes turime ilgus plaukus, jie yra gerai pagyvenę patys plaukai, nes ne vieną sezoną yra atlaikę. Ir ne vieną vasarą, ne vieną pavasarį, ne vieną rudenį, todėl mums reikia jais aktyviai rūpintis. Tai jeigu su šita priemonė rūpinamės, kad patys plaukai neslinktų, kad sustiprintumėm, kad jie augtų nauji, tai esamus plaukus prižiūrime šitą priemonę ir esamus plaukus prižiūrime serumu. Tai serumą mes galime vėlgi papurškiam, galim palaikyti tarp rankų sušildom ir nuo pusės plaukų einame, ypač atkreipdami dėmesį plaukų galiukams. Tikrai puikiai priemonė. Ir labai dažnai būna taip, kad moteris ir merginos yra nepatenkintos, kam plaukai gelsta, kam jie atrodo pageltę, negražus. Tai turime ir šampūną, ir kaukę. Noriu parodyti kaukę. Tai yra violetinė kaukė. Suteikti plaukams, reiškia, tą geltonumą nuimti, kad jie turėtų šaltą atspalvį ir nesvarbu, ar jūs esate blondinė, ar jūs esate rudaplaukė, jeigu yra nepageidaujamas plaukų tas gelsvumas, naudokit arba kaukę, arba šampūną ir tokiu būdu suteiksit tą šaltesnį norimą atspalvį. Na ir paskutinė kolekcija, kurią noriu apžvelgti, tai yra kas yra naudinga šiame kataloge, ką reikėtų būtinai pasimti. Tai yra pavasaris, irgi mums trūksta labai vitaminų, trūksta mineralų. Tai yra vaikams, reiškia, iki 11 metų, nuo 4 iki 11 metų yra vieną meškiuką reikia suvalgyti. Anąkart neturėjau jums parodyti, kaip atrodo meškučiai. Tikrai nuostabus aviečių skonio, puikios kramtomos tabletės. Tai yra, kiek čia dabar yra, 13 vitaminų ir 9 mineralai. Tai čia yra vaikams. Nuo 11 iki 17 2 meškučiai per dieną valgio metu. Čia mes turime 10 mineralų, 12 vitaminų, tai yra vyrams arba moterims atskirai dabar irgi galima nusipirkti multivitaminų, mineralų kapsulę ir irgi valgio metu šiame kataloge yra geresnė kaina. Ir ką noriu dar parodyti, yra 3 baltyminiai kokteiliai, kaip užkandžiai, kaip sveikas maistas. Tai yra vanilinio skonio, braškinio skonio ir šokoladinio skonio. Tai tuos 3 kokteilius tikrai dabar apsimoka šiame kataloge imti, nes jiems yra ypatingai gera kaina. Labai gera kaina, tikrai nedidelė kaina. Tai galima kokteilius užsakinėti po vieną, galima pasidaryti prenumeratą. Ką reiškia prenumeratą? Užsakiau šiame kataloge, sekančiam kataloge, dar sekančiam kataloge, tai 4 kataloge gausiu nemokamai. Ir galiu pakeisti skonį, galiu ne paskutiniuose žingsniuose, bet 1, 2 žingsnį dar galiu pakeisti skonį. Tarkim, užsisakiau vanilinį, kitam katalogą pasiėmiau, pakeičiau prenumeratą darydama į braškinį ir tada gausiu jau, galiu tarkim daryti vanilinį, pakeičiau skonį, bus braškinis ir turėti 2 tokius. Ir paskutinis gaminys, kurį rekomenduoju šiame kataloge, tai yra su puikia kaina, gertuvė didelė, dabar tikrai yra trendas, didelės gertuvės, tai yra galima įsidėti miltelių, tarkim kokteilio,
šita dalis. Sekanti dalis yra susidėti mum kapsulės ar kažkokius užkandukus, riešutukai, kažkas tai tokio. Tada šitoj daly įsipilam vandens, yra 400 ml, gal 450 telpa. Ir tokiu būdu dienos periodu mes turime pilnai, kažko nebereikia, nusupom, lieka tik tai gertuvė. Plakiklis irgi yra įdėtas toks sietelis, kad būtų patogu suplakti. Ir galime dar prisitvirtinti, kad ar tai prie dviračio, ar tai prie kuprinės galime tikrai turėti. Ir, sakiau paskutinė, bet pamačiau, ko neparodžiau, naujos kempinės, nauja plaušinė, kad būtumėt stilingos šią vasarą, tai plauname lengvai švelniai, o su šita pusė tokį truputį pasidarome masažą. Taigi, gražių jums aromatų, gerų emocijų, gražių jums veido odos pokyčių teigiamų. Ir dar vieną aromatą, dar vieną dalyką, ką pamačiau, nebuvau parodžius, galbūt kažkam bus aktualu, iš perdirbto plastiko, masažuoklis, kuris yra tikrai galima ir sėdint prie kompiuterio,